Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. Aš esu Gerda, esu pasaulio lietuvė ir gyvenu Didžiojoje Britanijoje. Aš esu Karolis ir esu pasaulio lietuvis bei gyvenu Jungtinėje karalystėje. Olga, pasaulio lietuvė. Aš esu Kestas, gyvenu Didžiojoje Britanijoje, esu pasaulio lietuvis. Aš esu Indrė, pasaulio lietuvė, kuri gyvena Londone. Aš esu Laurynas, esu pasaulio lietuvis ir gyvenu Jungtinėje karalystėje. Esu Živilė, pasaulio lietuvė, studijavau Anglijoje. Mano vardas Ieva, aš esu pasaulio lietuvė. Esu Julius, pasaulio lietuvis, gyvenu pusiau Londone, pusiau Alytuje, Lietuvoje. Esu Kristina, esu pasaulio lietuvė ir 3 metus gyvenau Jungtinėje karalystėje. Labas, aš esu Vytenis Radzivanas, aš pasaulio lietuvis, aš esu iš Australijos. Aš esu Gintaras, aš esu pasaulio lietuvis, gimęs Niujorke, užaugau Australijoje. Su kuo? Lietuva man labiausiai asocijuojasi su cepelinais, pirtim, meilė. Tiesiog su gerom emocijom. gražiom moterim, Su savotišku maistu bulviniais blynais. ir žmonėm. Močiutės pienu. Ta nuostaba tokia, kai aplink tave žmonės kalba lietuviškai. Galvoju apie gamtą. Žali kloniai, žirgai balti. Dalis mano gyvenimo. Ir karvėmis. Nesu cepelinais. Ne. Tu mamos ir tėčio. Šeimos ir kultūros. Artimųjų. Draugų, gamtos. Kalbos lietuviškos ir maisto. Šeimos ir draugų. Galimybės atsigulti ant smėlio ir išgerti butelį alaus. lietuviško maisto. Juodos duonos ir kefyro. Iš Maximus. Jausmo, kad esi čia sava ir visus pažįsti ir visi tave supranta beveik. Kai nereikia niekur laukti, ilgai praleisti transporto kamščiuose, metro autobusuose. Lietuviškų įsireiškimų. Žmonių aplinkui mane kalbančių lietuviškai. Lietuva man reiškia... Sunkus klausimas, beje. Nežinau, ką reiškia. Lietuva, kaip ten bebūtų, yra mano gimtinė, mano šaknis, kultūra. Lietuva iš tikrųjų reiškia daug. Kaip blogai, kaip blogai. Lietuva tai mano tėvynė. Nu, kas gimtinė? Tai labai stipri tauta. Gimtinė. Kur aš užaugau ir kur tiksiu gyventi, būtinai grįšiu. Kokybišką gyvenimą. Ir vieta, kur tu visą laiką gali sugrįžti. Pats geriausias kraštas. O kitas koks? Aš tai sakyčiau, kad lietus, nes visą laiką labai gerai pasiseka lietų čia rasti. Sakyčiau, Dobilas, bet čia ne Lietuvos simbolis. Kuris man labiausiai simbolizuoja Lietuvą? Dalykas, kuris labiausiai simbolizuoja Lietuvą, man asmeniškai tai būtų gal... Turbūt iš mano vaikystės prisiminimai turbūt daugiausia, tarkim, ten mokykla ir tam tikros vietos. Alus, šokoladas ir sabonis. Trispalvė. Turbūt jos gamta, kuo jinai ir garsėja. Lietuva man labiausiai turbūt simbolizuoja Baltijos gintaras. Krepšinis gal? Tai aišku, kad krepšinis, ne? Močiutės blynai. Jaučiu šaltibarščiai. To žmonės šiek tiek su kieta skūra, tai kur numesi lietuvis visur išgyvens.
Privalumas, sugebėjimas išgyventi bet kokioje politinėje ar ekonominėje situacijoje. Gera geografinė padėtis. Jaunimas yra Lietuvos ateitis. Jaunimas yra Lietuvos jėga. Lietuvos yra lietuviai darbštus ir protingi, aš manau, žmonės. Žmonės, manau, labai kūrybingi, labai pozityvus, labai daug energijos turi, tik tai trumpam išvažiavę yra, bet tikiuosi sugrįš. Didžiausias Lietuvos privalumas galbūt... Lietuviai kalba sudėtinga, tačiau unikalia kalba ir yra darbštus. Lietuva turi labai daug privalumų ir labai daug potencialas, tik tai nemoka jo parduoti. Nuvertina labai save. Trūkumas didžiausias lietuvių, kad nežinau, blemba. Tai toksai trūkumas, kad mes per mažai dėjom pastangų, tarkim, pritraukti tuos, kurie gyvena užsienyje ir tas idėjas čia pritaikyti, nes dabar jau yra tas daroma, bet tą reikėjo daryti prieš 10 metų galbūt. Didžiausias Lietuvos. Ir korupcija turbūt, ko gero. Nežinau, Lietuva trūkumų neturi. Trūkumų mes neturim. Mes esam žmoniški, dėl to mes netobuli.